Sveiki, esu analitikas iš paslaugos SPSS ir šiame video parodysiu, kaip sukurti naują kintamąjį jau esamų kintamųjų pagrindu, ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, jau turime kažkokius stulpelius su kažkokiais duomenimis ir jų pagrindu bandysime sukurti naują stulpelį. Tai ar paimant tų stulpelių sumą, vidurkį, ar sandaugą ir sukuriant naują kintamąjį, ar ne? Tai visą tai parodysiu, kaip tai atlikti SPSS programoje. Na tai pasižiūrėkime visų pirma, susiformuluokime užduotį, ar ne, ką norime atlikti. Tai turime čia įvairius duomenis apie darbuotojų pasitenkinimą jų darbu, alga, kolegomis ir taip toliau. Na ir turime du kintamosius, kurie matuoja perdegimą ir kaitą darbe, ar ne? Nu ir tarkime, kad mums reikia suskaičiuoti šitų kintamųjų sumą ir atvaizduoti, kaip perdegimas kaita kintama, ar ne? Tai, kad tai atlikti, einame į Transform, spaudžiame Compute Variable. Na ir dabar mums atsidarė nemažas langas, galime jį kažkiek susimažinti. Na ir dabar mums Target Variable skiltyje reikia rašyti naujo kintamojo pavadinimą. Tai, sakykime, naujo kintamojo pavadinimas bus perdegimas brūkšnelis apačioj kaita, ar ne, nes tai bus jų suma. Nu ir dabar reikia užrašyti numeric expression, ar ne, kaip mes tą naują kintamai suskaičiuosim, net yra lygybė, ar ne, ir tada kaip mes jį skaičiuojam. Na tai mes jį skaičiuosim kaip perdegimo ir kaitos sumą. Na tai spaudžiame perdegimas, tada spaudžiame pliusą ir tada vėl du kartus spaudžiame ant kaitos, ar ne, ir įdedame kaitos kintamą. Ir dabar tiesiog šiuos du stulpelius mums sudės. Prieš spaudžiant OK noriu pabrėžti, ar ne, kad čia yra ir visos kitos aritmetinės ar ne funkcijos, dalyba, daugybą. Taip pat čia galite rasti ar ne vidurkio funkciją, datas galite suskaičiuoti ir taip toliau, standard deviation ar ne ta variacija ir taip toliau. Na, bet mes dabar paprastai tiesiog sudėsime du stulpelius. Tai spaudžiame OK. Na ir važiuojame į patį šoną, į dešinę pusę ir matome atsirado naujas stulpelis. Perdegimas kaita, kurį ką tik mes suskaičiavome, ir čia visur turime kažkokius duomenis. Na ir dabar, ką reikia padaryti, ar ne, tai iš esmės reikia pasitikrinti, ar gerai suskaičiavo. Na tai žiūrime, pirmoje eilutėje, ar ne, gal tai pasižymėkime pirmą eilutę. Na ir pirmoje eilutėje, ar ne, perdegimas ir kaita, ar ne, yra 23 ir 30, tai suma yra 53. Na ir tikrai čia yra 53. Antroje eilutėje, ar ne, perdegimas 16, kaita 25, ar ne, tai 16 plus 25 yra 41, ar ne? Nu tai akivaizdžiai matome, ar ne, kad teisingai suskaičiavo šitų dviejų kintamųjų sumą. Na tai kaip ir minėjau, toliau galime skaičiuoti skirtumą, ar ne, dauginti, dalinti stulpelius vieną iš kito, skaičiuoti stulpelių su vidurkį, ar ne, ir taip toliau. Na, tai tiek apie naujų kintamųjų skaičiavimą. O jei jums vis tik reikia pagalbos atliekant baigiamojo darbo SPSS tyrimą, galite užpildyti užklausą mūsų svetainėje paslaugos spss.lt ir mes būtinai su jumis susisieksime. Nu, jei norite išmokti patys atlikti statistinio tyrimo testus, mes jums parašėme SPSS akceleratorių. Čia įrašėme 3,5 valandos video medžiagos, kurios metu parodome konkrečiai, kaip atlikti testus taikomus baigiamuosiuose darbuose, kaip tuos testus interpretuoti, bei svarbiausia, kaip juos aprašyti. Parašėme 37 puslapio ataskaitą, kurioje su konkrečiais duomeniais atliktus testus aprašome ir formuluojame išvadas. Tai matote, kaip viskas yra aprašoma ta statistinė kalba. Čia galite matyti visą kurso sandą, kiekvieną temą ir ką joje mokysimės, bei taip pat galite pamatyti pavyzdinę pamoką nemokamai. Sėkmės naudojantis SPSS programa ir iki kitų kartų.